Labadiena. Po pietų visi labai smagu, kad atėjote ir aš kaip tik po pietų, kaip profesinė sveikatos specialistė, jūs kviečiu pažingsniuoti, nes šiandieną pristatysiu 5 žingsnių programą, kaip mes galime pakeisti darbuotojo požiūrį į pirmosios pagalbos mokymų būtinybę, o gal net į visų mokymų būtinybę. Aš Milda Ambrasūnienė. Esu profesinė sveikatos specialistė, dirbu verslo alijanse, pati esu pabaigusi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, įgijusi biomedicinos magistro laipsnį, 10 metų dirbau vien valstybinėse institucijose ir prieš 2 metus iš tikrųjų pajutau poreikį ateiti dirbti ir į privatų sektorių, tam, kad galėčiau dalintis savo patirtimi, praktika ir žiniomis, nes aš manau, kad sveikata tai yra gražiausia, ką mes turime. Ir šiandieną pristatysiu būtent 5 žingsnius, pakviesiu jūs pažingsniuoti kartu. Sveikatos apsaugos ministerijos paskaičiavimais, kasmet pirmąją pagalbą Lietuvoje privalomai ar ne išmoksta suteikti 200 000 lietuvių. Tačiau pernai Raudonojo kryžiaus užsakytų tyrimų apklaustieji, tik pusė apklaustųjų patvirtino, kad jie ryžtųsi suteikti, o 1/4 iš jų pasakė, kad jie išvis yra girdėję ir matę tik tai teorinius mokymus. Daug tai ar mažai aš iš tikrųjų šiandien nesiryžtų vertinti, tačiau jeigu jūs šiandien čia susirinkę pritarėte man, kad žmogaus gyvybė yra gražiausia, ką mes turime siekti ją išsaugoti. Lietuvoje pirmosios pagalbos mokymus užtenka tiesiog iš įmonės išrinkti kelis atsakingus darbuotojus, ar ne, ar 5, ar 8, ar 10, ar 20, apmokyti ir tada jaustis saugus? Aš sakau, kad ne, to neužtenka. Mes turime siekti ir apmokyti visus darbuotojus. Mes negalime pasirinkti nelaimės laiko ir vietos, kada įvyks. O kaip užtikrinti, kad būtent tas darbuotojas, kuris apmokytas teikti pirmąją pagalbą, bus laiku? O gal jisai bus paprasčiausiai išvykęs į komandiruotę ar atostogų metu? Ar tai bus pasiteisinimas, kad kažkam mes nesuspėjome suteikti pirmosios pagalbos? Aš sakau, kad ne. Aš esu už tai, kad visi darbuotojai mažai žingsneliais, tikrai atsižvelgiant ir į tai, kad yra gamybos įmonės, kur neišeina iš karto visų darbuotojų nuimti. Mes turime mažai žingsneliais siekti, kad kiekvienas darbuotojas mokėtų teikti pirmąją pagalbą. Juk tai gali padovanoti kitą dieną gyvenimo. Antras žingsnis – organizuoti praktinius mokymus, kuriuos atrodo taip ir akcentavau. Kas lemia sėkmę tų praktinių mokymų? Aš manau, lektoriaus charizma, mokėjimas perteikti iš vis tas žinias, sudominti, prikaustyti dėmesį, parodyti žmogui, kaip tai yra paprasta. Lektorius turi nekalbėti medicininiam frazėm. Lektorius turi žinoti, kad žmonės, kurie klauso jo, neturi medicininio išsilavinimo. Viskas turi būti pateikta paprastai, suprantamai. Žmogus išėjęs iš pirmosios pagalbos mokymų, aš kaip lektorė, mano visada tikslas yra taip. Žmogus išėjęs turi pasitikėti savo jėgomis. Jis pasitikė savo jėgomis tada, kai suprato, apie ką mes kalbam ir kai turėjo galimybę prisiliesti prie praktinių mokymų. Man labiausiai patinka tos įmonės, kurios leidžia praktinius mokymus surengti gamybos cechuose, ten, kur ir dažniausiai atsitinka nelaimingi atsitikimai. Aš visada prašau, bendradarbiaudama kartu su darbų saugos specialistais ar direktoriumi, sakau, leiskite inscenizuoti, leiskite atkartoti tai, kas atsitiko. Ir šiandien, jeigu dar prieš konferenciją priėjote prie stendo, kuriame aš taip pat pristačiau mūsų centrą, aš turiu įvairiausių manekenų, įvairiausių priemonių, su kuriomis atvykstu. Bet dar kas yra svarbiausia, žinoti, kad nelaimės atveju pirmosios pagalbos rinkinio arba priemonių, kurios užtikrintų žmogaus sveikatos gyvybės stabilizavimą, nebus. Svarbiausia yra pateikti alternatyvas. Tai, ką aš esu apsirengusi, tai, kas šiandien yra ceche, kad priemonės ir daiktai
galėtų mums padėti tą akimirką, kai atsitiko nelaimė. Nes jeigu mes vien tik tai užsicikliname ant to, kad, reikia binto, reikia turniketo, o kaip dabar čia? Žmogus įsigas, nes gal nebus šalia. Kad ir toks elementarus dalykas kaip gaivinimo kaukė. Šiandieną jūs visi atėjote su tiek alternatyvų gaivinimo kaukiam. Ar ne? O kartais atrodo, kada pasakai, žmogus tik tada galvoja, čiagi taip paprasta. Lektorius turi sudominti, nepaleisti, bet kartu labai labai paprastai kalbėti. Ir man atrodo, patys sėkmingiausi praktiniai mokymai ir mūsų tikrai ilgamečiai klientai, partneriai, Mareks Bowl dabar visai nesenai, žinote, kai būna pirmi mokymai, pirma grupė ir 10 darbuotojų, kurie atėjo, nes DSS specialistė liepė. Aš juos vadinau labai sėkmingais, nes antra grupė atėjo ne todėl, kad liepė. Antra grupė atėjo, nesakė, mes labai norim, leiskit ir mums ten išgirsti ir pamatyti. Va čia yra sėkmė, kada reikia, mes pakeičiame į aš labai noriu. Mes turime tikrai teikti tuos praktinius sugebėjimus, nes tik praktika užtikrina tą gebėjimą ir svarbiausia, neabejojimas savimi. Trečiasis žingsnis – nuolat atnaujinkime žinias. Ir aš kartais tiesiog pagalvoju, ar užtenka atnaujinti žinias kas 5, kas 3 ar kas 2 metus? Ne. Ir tikrai nereikia kviestis lektoriaus tik tada, kai įmonėje įvyksta labai didelė darbuotojų kaita ir tada mes įsikviečiam ir vėl visiems atnaujinam. Per 2, 3, 4 ar 5 metus medicinoje įvyksta labai labai daug naujovių, ar ne, kurias lektorius gali jau pritaikyti. Jeigu mes seksime pavyzdžiui tų įmonių, kurios atnaujina žinias kasmet, juk tai, kas yra kartojama dažnai, ir svarbiausia, nebūtinai vien kalbėti apie, tarkim, gaivinimą. Kiek yra dar temų ir kiek galimų įvykių, kurie gali nutikti darbe. Pateikime viską naujai, kitaip, įdomiai ir darbuotojai norės ateiti. Mes neleisime jiem pamiršti, pasirinkę periodiškumą ne tą, kurį nustato įstatymas, o periodiškumą tokį, kokio mums reikia, kokį mes jaučiame dirbdami su savo darbuotojais, kaip DSS specialistai, įmonės vadovai, mes jaučiame, kada atėjo laikas, kad darbuotojai būtų labai pravartu atnaujinti savo žinias. 4 žingsnis – vykdykime nuolatinę komunikaciją. Kas slepiasi, atrodo, po tuo? Aš visada esu už tai, kad kai profesinės sveikatos specialistas atvyksta, jis tikrai nėra vien medicininių knygučių pildytojas. Profesinės sveikatos specialistas kartu su įmonės vadovu juk turi siekti užtikrinti darbuotojo ne tik tai fizinę, bet ir emocinę sveikatą. Aš turiu išmokti išgirsti darbuotojus, matyti tai, kas yra labai aktualu ir vaizdinėmis priemonėmis apie tai kalbėti. Jeigu yra televizijos ekranai, tarkim, būna valgomoji zono, ar ne, kur darbuotojai renkasi, gal tai poilsio kambarys, kalbėkime apie tai, kas jiem yra svarbu. Gal mes pastebime, kad pas mus padaugėjo širdies ir kraujagyslių ligų. Gal mes turime taikyti kažkokią prevencinės priemonės, kaip mėnesio temos, kada mėnesį laiko eina tam tikri priminimai apie tai, kaip padėti, kaip apsisaugoti. Nebūtinai tai turi būti apie pirmą pagalbą ar turniketo naudojimą. Tai gali būti tiesiog gamyboje, kaip elgtis, kai aš prisiliečiau prie karšto paviršiaus, kaip man sureaguoti, ką daryti. Ir tų priemonių gali būti įvairių, nuo plakatų, nuo tiesiog gal bendrų gmailų, ar ne, siuntinėjama informacija pastoviai. O gal tai yra trumpa mankšta, kaip ir šiandien aš jūs pakviečiau pažingsniuoti, ar ne? O gal priminkime darbuotojams, kaip smagu ir svarbiausia, kaip naudinga yra fizinė veikla. Ir tą tikrai gali padaryti profesinės sveikatos specialistas, dirbdamas, analizuodamas duomenis ir svarbiausia, išmokęs išgirsti darbuotojus ir atliepti jų poreikį. Ir 5 žingsnis – skatinti darbuotojų įsitraukimą. Kaip ir paminėjau, sveikata
tai ne vien tik tai geri fiziniai rodikliai. Juk mūsų sveikata labai dažnai ir šiaip visada susideda iš geros psichinės ir fizinės sveikatos. Kaip man viskas yra gerai viduje ir viskas gerai galvoje, tada aš iš tikrųjų esu labai sveikas. Darbdavys neturi pamiršti, kad turi skirti dėmesį darbuotojo emociniai sveikatai, psichosocialiniai aplinkai. Juk iš tikrųjų mes kiekvienas darbe esame atsakingi ne tik tai už savo, bet ir savo kolegų fizinę bei emocinę saugumą darbe. Išmokime užtikrinti. Kalbėkime su darbuotojais apie emocijas, kurios ne visada būna gražios. Kalbėkime apie stresą. Nebijokime kalbėti apie profesinį perdegimą. Tai sukuria labai glaudų ryšį. Darbuotojas pamato ir supranta, kad jam reikia ne tik tai tos fizinės jėgos. Jam iš tikrųjų darbdaviui yra svarbu, kaip aš jaučiuosi. Jisai skiria lėšas ir laiką tam, kad padėtų man. Ir šie mokymai neturi būti privalomi. Aš visada kaip partneriai mūsų, ar ne, tarkim, Litspringas visai nesenai ir neorganizavo mokymus ir pasakė, kviečiame į seminarą apie emocijų valdymą. Į seminarą apie emocijų valdymą susirinko 23 žmonės. Įmonė didelė. Kai mes paskelbėme seminarą ir vėl savanoriškai ėjimą apie stresą, darbuotojų skaičius buvo ženkliai didesnis. Reiškia, jiem tai yra aktualu. Gal iš tikrųjų klausyti apie emocijas jie nenorėjo, bet stresas buvo aktualu. Šie mokymai iš tikrųjų sukuria glaudesnį ryšį ir leidžia darbuotojui visai kitaip pamatyti ir patį darbdavį. Dažnai aš net sakau, ir dabar yra tokia populiari ganėtinai praktika ir mane dažnai pasisamdo, sako, tai kaip tas skatinti įsitraukimą? Man labai patinka tokie darbdaviai, kurie, tarkim, organizuoja darbo šventę, plaukti baidarėm. Ir darbuotojams nežinant, prieš pat plaukimą baidarėm, išeina moteris ir sako, laba diena, šiandien mes pakalbėsime apie pirmosios pagalbos teikimo principus. Ir pirmas atodusis, ką? Mes atvažiavom linksmintis, bet mokymus vėlgi reikia pravesti taip, kad darbuotojai iš tikrųjų pasidarytų saugu. Ir mes kalbame ne nuo pradžių, mes kalbame apie tai, kaip elgtis skendimo atveju, arba kaip elgtis patyrus šiluminį perkaitimą. Tai yra skatinti tą ir darbuotojo, ir darbdavio iniciatyvą, kurti bendrą gražų ryšį, nes aš visada sakau, jeigu mes norime, kad mūsų darbuotojas padėtų čia ir dabar, suveiktų čia ir dabar, kokio tai tipo turėtų būti žmogus? Ir žinote, labai paprastai, tai turi būti žmogus, kuris paprasčiausiai pasitikė savo jėgomis. O kada tu gali pasitikėti savo jėgomis? Tada, kai tu žinai, ką tu darai, kai tu žinai, kodėl tu dabar vieną naudoji žingsnį, o po to kitą, toks darbuotojas ateis į pagalbą. Man patys geriausi mokymai, periodiniai tie mokymai būna tada, kai tu atvyksti į įmonę po metų, darbuotojai ne tai, kad priema tave šiltai, bet žinote, kas būna smagiausia, kai jie sako, Milda, žinokite, buvo toks įvykis ir aš padėjau. Aš sakau, sveikinu, jūs padarėte patį gražiausią dalyką. Jūs padovanojote kitą dieną gyvenimo. Ir jeigu dar kažkam vis dėlto atrodo, kad o kam apmokyti visus darbuotojus, tai turiu vieną pavyzdį, tik negaliu minėti įmonės, nes vis dėlto direktorius sakė, ne. Direktorius vis taip buvo tokios nuomonės, kad reikia apmokyti kelis, buvo 8 apmokyti žmonės, bet atėjo darbų saugos specialistas, su kuriuo mes radome labai tokį glaudų ryšį ir jisai sako, žinai, ne, šiais metais mes apmokysime visus. Ir jis iš tikrųjų apmokė visus darbuotojus, jų buvo daug, buvo 200 darbuotojų, mes skirstėme grupės, užtrukome 4 mėnesius, kad nenukentėtų gamyba. Kai vadovas apie tai sužinojo, darbų saugos specialisto ryšys su vadovu pasidarė kiek komplikuotas. Bet visada atsitinka tokie įvykiai. Vadovui sutriko širdies darbas. Jį išgelbėjo pro šalį ėjusi moteris iš valymo skyriaus, kuri niekada iki tol nebuvo girdėjusi pirmosios pagalbos mokymus. Jinai buvo išklausiusi prieš tuos 2 mėnesius.
Jeigu jinai nebūtų kažkada apmokyta, tikriausiai jinai nebūtų galėjusi išgelbėti vadovui. O vadovui turbūt tai buvo toks naujas žvilgsnis ir pritarimas. Reikia, kad visi mokėtų. Mano tas 5 žingsnių programa atrodo tokia elementari. Tarsi mes visi viską žinome ir tikrai kartais taikome. Bet jeigu mes pabandytume tai taikyti paeiliui, kartu, po truputį, gal ne visada pasiseks iš pirmo karto, bet šiandien, kaip ir pati sutikau parodoje, ir mūsų partnerius, ir Dolomitą, ir Mareks atstovus, ir Litspringo atstovus, jie jau taiko tai ir jie iš tikrųjų sako, labai gera. Labai gera, kai darbuotojas, net ir atlikus psichosocialinę tyrimą, prieš metus turėjo tikrai neigiamą darbuotojo požiūrį į pačią įmonę, dabar pasikartoję tyrimą pamatė, kad pasikeitė darbuotojo požiūris į įmonę, į vadovą, net į savo atsakomybės. Tai viso to aš turbūt linkiu visiems, kurie šiandien atėjote, kurie klausėte, jeigu būtų noras pabandyti tai, aš visada galiu pakonsultuoti, aš galiu padėti, jūs taip pat turite informaciją, kurią galite įsisaugoti, mažai žingsneliais eiti link jos ir padaryti patį gražiausią dalyką, išmokti daryti patį gražiausią dalyką ir užtikrinti, kad pats gražiausias dalykas įvyktų nelaimės atveju. Padovanokime kitą dieną gyvenimo, mokėdami ir žinodami, kaip veikti. Ačiū Jums labai, kad Jūs mane šiandien klausėtės. Jūsų labai žvilgsniai tokie paskatinantis. Jeigu įdomu, tai kokius aš tos praktinius mokymus taikau, aš Jūs kviečiu prie stendo, kur stovime mes kartu su kolegė, dėvim raudonas maikas, užrašyta Verslo alijansas. Aš Jums dar plačiau papasakosiu, parodysiu, pakalbėsiu labai išsamei apie alternatyvas. Ir mes tikrai rasime bendrą sutarimą, arba net ir Jum, tikriausiai gal kažkokį užuomeną, ką Jūs galite pabandyti. Jeigu turite klausimų, aš jų labai laukiu. Ačiū, aš matau, Jūs plojate, kaip malonu. Ačiū labai.